Masko X protestai dėl LRT buvo nušviesti kaip atseit kažkokie tai protestai prieš Briuselį ir proeuropinę vyriausybę ir kad čia lietuviai nori suvereniteto atgal. Šitą pastebėjo tiek žmonės Reddit'e, tiek Čmilytė Nilsen tuo dalinos ir tiesiog tai labai gražiai parodo, kad vakarietiškose socialinių medijų platformose tiesiog neršia rusiški botai ir Kremliaus agentai, kurie praktiškai paims bet kokį įvykį Europoje ir Lietuvoje ir pateiks tai praktiškai aukštyn kojom. Nes kai pagalvoju, Lietuvoje kaip tik protestavo pilietinė visuomenė, proeuropietiška visuomenė. Po galais buvo ne kartą akcentuojama tai, kad pati ES užklausė šitos vyriausybės, ką jūs ten su tuo savo nacionaliniu transliuotoju daro. Tačiau X-e, ten kur dėka Masko dabar didžiąją dalim yra botai, kriptoskemeriai ir PDF failai, buvo pradėta skleisti, kad iš tikrųjų čia viskas yra aukštyn kojom, kad čia žmonės protestuoja prieš ES, prieš Briuselį, prieš proeuropietišką kursą ir kad nori čia kažkokio tai suvereniteto atgal. Ir dėl to viena vertus mes turim būti nusiteikę, kad tokių informacinių išpolių prieš Lietuvą tik daugės ir daugės. Ir tuo pat metu, jeigu tik tai įmanoma, pamatę kažką tokio, ypač vakarietiškose platformose, mes tikrai turėtume kaip lietuviai, kurie žino, kas čia vyksta, pataisyti pagal faktą, kad nėra taip, kaip kalba kremliniai botai. Nes problema yra viena ir labai paprasta. Maskas yra prieš ES, kas reiškia, kad Maskas yra prieš mūsų gerovę. Ir ilgainiui veikiausiai teks vis labiau ir labiau priešintis ne tik kremliniams botams, bet ir amerikietiškų socialinių medijų algoritmam, kurie ilgainiui gali tapti labai mum nepalankus, kaip kad parodė šitas pavyzdys su Masko X-u.